Ir paskutinis būtų klausimas, vis tiek kiekvienas jau esat nebe naujokas taryboje, ėjote tą tarybą, turėt kažkokius tai vis tiek pažadus rinkėjams. Ir nors sako, kad vienas laukia nekarys, bet, sakykit, praėjo daugiau negu 100 dienų. Ką jūs kiekvienas konkrečiai kažką jau padarėt ir dėl ko labiausiai skauda širdį, kad galbūt sudėtinga bus padaryti, galbūt visai nepavyks. Vat kur mato tą didžiausią, sakysim, nes vis tiek visi esat tarybos nariai ir yra žmonės, kurie jūs kreipiasi. Tai dėl ko labiausiai skauda širdį, kad galbūt ir vyks tai nepadaryta ir tuo galit pasidžiaugti, kad vis tiek kažką tai pasiekėt, nors mažą kažkokį trupinėlį. Tai didžiausias skaudulys, kad mūsų rajonas nuo galvos ant kojų bandomas pastatyti. Didžiausios intrigos, supriešinimo bendruomenė, tai turbūt didžiausias skaudulys ir kiekvienam iš mūsų. Iš tikrųjų turime ir stiprių bendruomenės narių, pirmininkų, iš tikrųjų net jie yra supriešinami, jau nekalbant apie savivaldos žmonės, kurie dirba savivaldai, kurie bijo kalbėti su bendruomenės nariais, įsivaizduokit, savivaldybei klierkas, darbuotojas, tarnautojas bijo kalbėti su bendruomenės nariu. Jeigu su savo kaimynu, galbūt priklausančiu kitai partijai, tai čia turbūt nežinau, koks dar gali būti didesnis skaudulys. Tai turbūt labiausiai skaudina. O turbūt ką pasiekti, turbūt mūsų matomumas, mūsų viešumas apie tai kalbėti. Be jokios abejonės norėtume prisidėti prie gerų iniciatyvų, protingų iniciatyvų, norėtume galbūt kartais ir patart, bet turbūt mūsų žodis nereikalingas. Jeigu mes pasakom arba išreiškiant vieną mintį, iš tikrųjų jinai yra paneigiama, galbūt savaip interpretuojama tas, kas mums turbūt nepriimtina kaip žmonėm, kaip bendruomenės. Ar kreipėsi asmeniškai jūsų žmonės? Taip, be jokios abejonės, nėra dienos turbūt ar vakar. Ar galite kažko pagelbėti konkrečiai? Tai, žinot, tas pagelbėjimas iš tikrųjų, jeigu jau taip visiškai nuoširdžiai, daugelis žmonių, sakykime, tikrai teko dirbti iš tikrųjų vadovavimo darbą ir daugelis žmonių, turbūt 50% jiem pagalbos reikalinga pagalba, galbūt pasikalbėjimas, nuoširdus pokalbis. Turbūt 50%, jeigu aš nesumeluosiu, gal net ir visų 70 arba 80. Iš tikrųjų, žmogui, kuriam iš tikrųjų reikalinga pagalba, kuris stipriai vargsta, tai jis rečiausiai ir ateina. Tai čia yra iš tikrųjų tokia kita jau problema rajone. Jeigu kalbėti apie pagalbą, taip, jeigu asmeniškai kažką galiu padėti, tai tikrai tą stengiuosi daryti, tiek kiek nuo manęs priklauso, kaip nuo žmogaus, nuo šiandien verslininko ir nuo tarybos nario. Tai tiek kiek nuo manęs priklauso, be jokios abejonės aš stengiuosi to daryti. Tai aš tai svarbiausia, kad mano žmogaus, kaip čia gyvenančio, kaip savivaldos žmogaus noras, kad bendruomenė, kad valdžia, tai esame mes. Mes čia, kurie gyvenam kiekvieną dieną, kurie susitikom gatvėje, turguje, darbe, šventėje. Ir mūsų reikalas yra didžiausias ir kad mes iš savo darbo pastebėtume žmonės, kurie yra lyderiai, kurie yra verti šiek tiek pakylėti ir pastumėti į priekį, kad jie imtųsi spręsti mūsų bendruomenės reikalų tvarkymą. Nesidaro reikalai vienu, sakau, viešieji tik ryšiai darosi greitai per laikraštį asmeninį, arba skleidžiama netiesa per jį labai greitai, arba manipuliuojama informacija, kaip naudinga ją manipuliuoti. Juk aš galiu pasakyti, kai aš išėjau 2007 metais, tai dar projektai tie sukosi beveik 4 metus. Tie, kurie buvo sumanyti, išmastyti, jie buvo įgyvendinti. Nes aš dabar dirbu agentūroje, atsakingas už projektų įgyvendinimą. Tai aš galiu pasakyti, aš nemačiau, aš per visą Lietuvą turėjau 12, sakykime, 10 projektų, bendrauju su viešosiom įstaigom, su parapijom, su savivaldybėm dirbu ir aš matau, ne viena savivaldybė ir nepadaro, projektas negyvendinamas greičiau. Dabar tiesa darom tyrimą tokį visas skyriaus ir agentūros, per kiek laiko įgyvendinamas projektas, nuo techninio projekto iki galo, virš 2 metų. Kiek bus, nežinau, nes mes dabar turim projektų po 47 mėnesius tęsiasi, 38 mėnesius. Tai tie, kurie gyvenino per 20, sakykime, 6-7, tai yra šaunuoliai.
galim ranką paspausti jiem. Tai ir jį, aišku, jie tvarkingai, tai viską padarė, kadangi viskas užima laiko. Tai ir čia. Dabar tik prasidėjo 100 dienų, kaip jūs sako. Tai dar yra, viskas važiuoja, kaip sakau, tas, kas buvo. O kad čia, sakykime, atidarymai vyksta, dar nebuvo merė išrinkta, jau atidarinėjo atliekų tvarkymo, dar meras sėdėjo čia, o jau kitas, dar būsimasis meras atidarinėjo jau atliekų tvarkymą aikštelę Šniponysę. Nu, paradoksas, ne, humoras ar cirkas, nežinau, kaip čia pavadinti, ne. Tai čia yra žmogaus toks noras viešai rodytis, bet nemanau, kad jis yra mūsų žmogus, kad jam labiausiai rūpi čia tie žmonės, kurie čia gyvena. Ir aš kaip tada sakiau ir kovo mėnesį, blogai, kad nėra konkurencijos. Iš tikrųjų, Andriui šiek tiek, kaip sakom, nežinau, kažkiek pritrūko pradžioje antram ture balsų. Aš, pavyzdžiui, laukiu žmogaus, kuris ateitų, nebus jisai galbūt, ne iš mūsų partijos, aš jam paspausiu ranką, aš tikrai jam padėsiu, kiek galėsiu ir mano toks noras, kad iš tikrųjų mes turėtum tikrą žmogų, kurį galėtum pasitikėti, kuris mus jungtų tokiam bendram tikslui, kad mes nebijotum, kaip aš sakau, aš tikrai dabar neinu į savivaldybę, aš dabar neinu į kultūros namus ir dėl to neinu, nes mano buvimas, mano žmonių šnekinimas, tiem žmonėms užtrauks nemalonę. Na, o ryšys su paprastais rinkėjais? Vyksta. Aš tarp kitko, aš dabar labai džiaugiuosi, aš sakau, kuo aš dabar daugiausiai džiaugiuosi, kas man, aš tuo ir giriuosi, nes žmonės, aš turiu problemą, kad aš pamirštu žmonių veidus. Aš ta prasme, matau žmogus ir matytas, aš neatsimenu jo kartais, kada ir kur kokioje vietoje, ne? Nes daug tų žmonių prabėgo per tą mano darbą ir bendravimą. Kai jie sustoja, kai jie sveikinasi, kai jie kalbina, tai, tiesiog, tai yra, tai yra didžiausias toks džiaugsmas bendravimo. Taip, aš sakau, aš Vėsuose, ten sūnus yra nusipirkos, kai jį pasangrįžoj, tai aš ten kartais tarko, tai sustoja, tai aš dar mane padarau, aš kalbuosi, kiek visus prakalbu pusę dienos, bet aš to džiaugiuosi. Kad kaip jie 10 metų nesu matęs, 15 tų žmonių, jie sustoja kalbinami. Esat matomi ir... Tai iš tikrųjų taip, tai bendraujam ir dabar, pavyzdžiui, mūsų vėl yra tikslas, sakau, yra tikslas, kad kiekviena valdžia dirbtų savo darbą. Meras savo darbą, kontrolierė savo darbą, toliau taryba savo darbą, spauda savo darbą. Ir, sakykime, jeigu mes prabalsavom, tai ir paklaustų mūsų kartais, o kodėl jūs tai balsavote? Ir mes, pavyzdžiui, dabar aš niekada, mes balsavimo nesakom, kad mes iš principo balsuojam prieš. Ne. Mes jeigu balsuojam, nebalsuojam, mes pasakom, kodėl nebalsuojam, arba jeigu mes neaišku. Tiesiog mes matom, kad šitame klausime yra kažkas negerai. Taip, jis yra neišdiskutuotas, slepiama informacija, tiesiog jis yra stumiamas. Taip, tai tada mes kartais susilaikom to klausimo balsavime. Tai va, iš tikro, kaip aš sakau, valdžios skyrimo principas būtinas, o mes dirbam savo tą darbą, kiek mes galim šiandien dirbti. Aišku, mūsų balsai šiandieną į dangų neina. Va, sprendimas yra nepriimamas pagal mūsų balsus, bet aišku, kas yra juokingiausia, kad yra pavirsta tokių, kaip sakau, gandų plėtkelių lygių. Pavyzdžiui, kad mes buvo formuojama etikos komisija, ne? Buvo formuojama, kad tas, kas priklauso opozicijai. Dar buvo visokie viražai, kad tas nebus, to neprileisti. Kaip buvo suformuota etikos komisija, pažiūrėkit šiandieną. Reiškia, jinai buvo suformuota, reiškia, iš partijų po vieną, plus visi, reiškia, galėjo siūlyti seniūnai pagal mūsų reglamentą tą. Tai visi seniūnai pasiūlė kokie. Darbo partijos seniūnai pasiūlė kandidatus, kuris neprabalsavo per pirmą etikos komisiją, tas buvo išvarytas, kitas pakeistas, ane? Juk vėl, tai etikos komisija kam yra skirta. Tai jeigu papuls ją ir darbo partijos narys, tai aš šitaip pat ginsiu, jeigu matysiu, kad iš tikro, negali būti toks klausimas. Tai yra etikos komisija niekada susidoroti, paniurkyti žmogaus. Yra pasakyti, kad tu elgiesi neteisingai, pirmiausia, tu turėsi prašyti, ir teisingai padaryti kažką ir negero, tai ir baigiam šitą reikalą. Jeigu yra tikrai kas nors negero, tada ir svarstom tą dalyką. Čia kaip pavyzdys. Čia yra juokinga, bet tai yra nedemokratiška, tai turės pasiekmių ateičiai. Tai yra vakarykštė diena. Tai yra metodai, kai sakoma, mes rodom prastą organizacijos kultūrą ir asmeninę kultūrą. Visiškai prastą. O tie žmonės, kurie čia dabar tuntais, kai kurie eina iš paskos, kai kuriuos aš žmogiškai suprantu,
dėl darbo, dėl atlyginimo, dėl galimybės greitai palypėti aukštyn, jie vis tiek liks, kaip sakoma, pamiršti, anksčiau arba vėliau, nes nieko amžino nėra. Viskas atsisuka antrų lazdos galų. Tai aš taip už tai, už vertybės, už tą visą įėjimą į trupučiuką kitais metodais į priekį, ne šitokiais metodais. Paprastinai. Vieną konkretų darbą galiu pasakyti, kurį pavyko kartu nuveikti, tai kultūros direktorius druskino išsaugojimus pareigose. Iš tikrųjų mes taryboje tą padarėme. Išsaugojot? Išsaugojom. Taryboje mes išsaugojom, kada buvo teisės taryboje. Bet po to jau, kai teisės perėmė merė, jau kitokia situacija. Bet šiandien matom, kad mūsų sprendimas buvo geras priimtas į tokį, nes jisai teismą kaip ir laimėjo. O taip, kaip sakot, jeigu kalbam apie didžiausią skaudulį, tai turbūt tas ir yra didžiausias skaudulys, kad negali padėti žmonėms, kurie prašo tavęs pagalbos. Nes šiandien, ką mes matom iš valdančiosios daugumos, tai jeigu tu pasakysi žodį taip, tai specialiai bus pasakoma žodis ne. Tai čia toks yra principas, o tai, ką aš matau, iš tikrųjų mes ir šiandien irgi kalbėjom, kad vėlgi prioritetai labai keistai priimami, nes ir, sakykime, tais 2011 metais, kai aš tada pirmą kartą patekau į tarybą, tapau mero pavaduotoju, tai atėjom kaip ir į savivaldybę, kuri, tokiu kaip ir kriziniu laikotarpiu, sakykime, nes savivaldybė prieš tai turėdavo, sakykime, 10 milijonų didesnį biudžetą, buvo biudžetas sumažintas smarkiai. Ir per tuos 4 metus nebuvo atvejo, kada mokytojai turėtų eiti neapmokamų atostogų. Ir šiandien mes matom tokį atvejį, kada mokytojai 2 mokyklų turės eiti neapmokamų atostogų. O kai kurie, paminėsiu, kai kurių mokyklų direktoriai gaus padidintus atlyginimus, sakykime, ateinančią tarybą. Nors yra galimybė perskirstyti visų mokyklų 7% mokinio krepšelio, yra galimybė perskirstyti tos 7%, taip kad neatsitiktų būtent tokia situacija, kad vieni turėti neapmokamą, o kiti gyvena kaip, sakykime, minkštas taupuose. Ir su tuo rinkėju, sakysim, jūsų, ar susitinkate, kažkaip bendravote, kreipėsi žmonės? Tai be abejo labai kreipėsi žmonės, ypatingai kai taryboje būna pateikimi klausimai. Aš pavadinsiu, nes vienas iš tokių keistų klausimų buvo apie tos bibliotekos, aš pavadinsiu taip, naikinimo, menkinimo, sužeminimo. Tai turbūt sovietmečiu mes turėjom tokią pačią situaciją, kada knygnešiai buvo, gaudomi ir lietuvišką žodį norėtume perduoti, jie buvo naikinami. Tai turbūt galbūt taip galėčiau netgi palyginti tą situaciją, tai tada buvo labai didelis reiškia kreipimasis, bet iš tikrųjų dėja, žmonėm padėti negalėjom. Ir aš matau, kad naikina ką? Naikina bibliotekas, naikina tam tikrą dalį, ten, sakykime, kitų svarbių dalykų ir kur tą atiduoda, kaip aš matau į tokį, kaip ir minėjau, tokį pasirodymą, tokį pasidemonstravimą, cirką, viešuosius ryšius, į renginius tokius pompastiškus. Manau, kad vis dėlto reiktų prioritetus truputėlį kitaip sudėlioti, nes ta biblioteka, tas žodis taigi svarbus kiekvienam kaimui, ta kultūra, tai čia